Aš nusipirkau keletą rečiausių ir pavojingiausių žuvų pasaulyje, įskaitant $1000 vertės šamą, milžiniškus priešistorinius monstrus ir šią Aba Abotas pilžuvę, kurią laikiau pavojingiausia žuvimi pasaulyje. Tačiau atlikęs daugiau tyrimų sužinojau, kad taip nėra, todėl toliau ieškojau ir netrukus radau atsakymą. Ir tai yra akmenžuvė. Iš 1200 nuodingų žuvų pasaulyje ši yra pati mirtiniausia. Jos nuodų pakanka žmogui nužudyti per mažiau nei valandą. Ir taip yra todėl, kad jų kūnuose yra 13 spyglių, kurių kiekviename yra mirtinas kiekis nuodų. O baisiausia tai, kad galite net nepastebėti pavojaus. Jie yra maskavimosi meistrai ir gali pasislėpti kaip akmenys. Kuo daugiau sužinau apie šią žuvį, tuo labiau suprantu, kodėl ji tokia mirtina. Ir jei jūs ką nors žinote apie mane, tai žinotumėte ir tai. Man patinka rinkti pačias beprotiškiausias žuvis kaip augintinius. Ir mano kitas taikinys yra akmeninė žuvis. Dabar kyla klausimas, kaip man ją apskritai rasti? Ar galėsiu ją laikyti kaip augintinį, ar tai išvis įmanoma? Ar aš pateksiu į kalėjimą, ar ji mane įgels ir mirsiu? Visi šie klausimai tikrai geri, bet aš neturiu atsakymų į ne vieną iš jų. Tačiau žinau vieną, šio vaizdo įrašo pabaigoje aš bet kokią kainą įsigysiu akmenžuvę. Taigi aš atliksiu daugiau tyrimų, sudarysiu veiksmų planą ir susitiksime po kelių dienų. Per kelias artimiausias dienas surinkau kuo daugiau informacijos apie akmenžuvę. Ir kuo daugiau sužinojau apie šią žuvį, tuo labiau supratau, koks pavojingas būtų jos laikymas. Ir tikriausiai todėl neradau jokios informacijos, kaip ją laikyti, bet tai tik dar labiau paskatino mane jos norėti. Norėjau būti pirmasis žmogus, kuris laikytų akmenžuvę kaip augintinį, tačiau buvo viena nedidelė problema. Sužinojau, kad akmenžuvė yra jūrinė žuvis. O jei nežinojate, aš turiu tik gėlavandenius akvariumus, taigi tai yra problema. Noriu patikslinti, yra žuvis gyvenanti sūrokame vandenyje, kuri atrodo panašiai kaip akmenžuvė ir taip pat yra nuodinga, bet jos nuodai nė iš tolo neprilygsta tikrosios akmenžuvės nuodingumui. Ir dažnai akvariumų prekyboje jos yra painiojamos viena su kita. Taigi norėjau tik pabrėžti, kad jos nėra tos pačios. Iš tikrųjų vieną tokią esame pagavę tunelyje anksčiau, bet šį kartą norime tikrosios akmenžuvės. Mes norime tos, kuri galėtų mane nužudyti, jei įgeltų, o šitas vaikinas to nepadarys. Bet tai privertė susimastyti, ar tikroji akmenžuvė taip pat gali gyventi sūrokame vandenyje. Taigi pasidomėjau ir paaiškėjo, kad yra kelios akmenžuvių rūšys, kurios iš tikrųjų gali gyventi sūrokame vandenyje. Jei nežinojate, sūrokas vanduo yra gėlo ir sūraus vandens mišinys. Ir jei matėte mano paskutinį vaizdo įrašą, žinotumėte. Mes ką tik įrengėme savo pirmąjį sūroko vandens akvariumą mūsų naujajai varliagyviai žuviai. Taigi tai reiškia, kad teoriškai, jei kažkaip rastume sūrokame vandenyje gyvenančią akmeninę žuvį, galėtume ją iš tikrųjų laikyti kaip augintinį. Bet dabar mane neramina tai, kad nemanau, jog jų galima rasti žuvų parduotuvėse, nes kodėl jie turėtų jas pardavinėti? Tai pati mirtiniausia žuvis pasaulyje. Taigi taip, tai visiškai neskamba legaliai, bet buvo verta pabandyti. Taigi mes nuėjome į vietinį gyvūnėlių prekybos centrą ieškoti akmeninės žuvies. Gerai, mes jau viduje. Radau akvariumų skyrių. Ir turiu būti atviras, jis nebuvo labai didelis ir aš nemačiau jokių mirtinų akmeninių žuvų. Bet pamačiau šį mielą mažą vėžiuką. Taip, jis buvo šaunus, bet kadangi nieko neradau, nusprendžiau paprašyti darbuotojų pagalbos. Turiu trumpą klausimą, ar jūs čia parduodate akmenines žuvis? Ne. Akmeninės žuvies? Ne. Taigi taip, tai visiškai nepavyko, bet nesijaudinkite, turiu kitą idėją, kuri yra daug geresnė. Jei negaliu rasti akmeninę žuvies žuvų parduotuvėje, tik galbūt galėčiau ją rasti internete. Ir po greitos paieškos radau svetainę, kurioje buvo parduodama akmeninė žuvis. Prašau. O, negali būti. Žiūrėk, akmeninė žuvis, jūrinė žuvis parduodama. Ji netgi violetinė. Ten parašyta, kad tai jūrinė žuvis. Tai nežinau, ar galėtume ją gauti. Mes ieškome pusiau sūriame vandenyje gyvenančios rūšies. Negaliu patikėti. Jie tiesioginė prasme parduoda akmeninę žuvį, bet ji išpirkta. Kas perka akmeninę žuvį? Kas pakankamai išprotėjęs, kad ją pirktų? Su tavimi tikrai kažkas negerai. $450 už akmeninę žuvį. Gerai, aš vis tiek einu pirkėje. Mes radome akmeninę žuvį internete, tačiau kažkas ją jau nupirko, bet tai geras ženklas, tai reiškia, kad jų tikrai yra. Taigi mano kitas planas – peržiūrėti 3 mėgstamiausias internetinės žuvų parduotuvės ir tikiuosi, kad pavyks rasti akmeninę žuvį. Pirmoje svetainėje buvo daugybė beprotiškų žuvų. Pradedame paiešką ir šioje svetainėje yra tikrai įdomių dalykų. Vilkžuvė. Yra drakono pilžaunė arapaimų, kurios būtų nelegalios, bet tai atrodo tikrai viliojančiai. Vaikimai. Nežinau, ar jie turi akmenžuvę. Tačiau, kad būtų įdomiau, mes ne tik pirksime akmenžuvę šiandienos vaizdo įraše.
Bet kokias kitas beprotiškas žuvis, kurias pamatysiu šiuose 3 svetainėse, taip pat pirksime ir darysime vieną didžiulį išpakavimą. Tad tęskime naršymą ir tikiuosi, kad ką nors rasime. Kažkokių beprotiškų žuvų. Pažiūrėkite į tai, vaikinai. Radome šį Megalodoris arveni rapsau šamą. Tas dalykas atrodo beprotiškai. Na, pažiūrėkite į šią vampirinę žuvį, statenoidą. Kiekviena žuvis tiesiog beprotiška. Plaučių žuvis. Aš jau pridėjau krūvą žuvų į savo krepšelį ir nesakysiu jums, kas tai yra. Tai bus staigmena. Mes toliau naršėme svetainėje ir matėme tikrai įdomių žuvų, įskaitant labai brangias žuvis, apie kurias net nežinojau, kad jos egzistuoja. Tačiau peržiūrėję visą svetainę, akmeninės žuvies neradome, tačiau radome daug kitų tikrai įdomių žuvų. Ir mes ketiname jas nusipirkti dabar pat, o jos turėtų atkeliauti po kelių dienų. Tada atėjo laikas ieškoti antrame tinklalapyje ir iškart pamatėme tai. XXL dydžio, milžiniškas garamis, 56 cm ir $600. Jūs, vaikinai, iškart. Šiame tinklalapyje yra tikrai šaunių dalykų, todėl labai džiaugiuosi galėdamas toliau naršyti ir pažiūrėti, ką dar galime rasti. Kas per velnias tai yra? Tas dviratis turi žiaunas? Ar matai tai? Aš niekada nemačiau nieko panašaus, vaikinai. Tai platininis baisečeris ir jis turi žiaunas. Pažiūrėkite į tai. Aš tikrai jo noriu. Tačiau jis kainuoja $600, o aš bandau taupyti pinigus. Jeigu vis dėlto rasime akmens žuvę, gal ir praleisiu šitą, bet nežinau, gal ir nusipirksiu. Jūs pamatysite, ši svetainė tikrai buvo mano mėgstamiausia iki šiol. Beveik kiekviena žuvis yra tokia, kokios dar niekada nesu matęs. Todėl jei internete įrasime akmens žuvę, tai bus šioje svetainėje. Dabar žiūrime brangiausias jų prekes. Ir turiu omenyje, pažiūrėkite į šią XL Lins šamą. $1300. Aliudis Placo. $1200. Platininis tigrinis kastuva, uodegis raudonų uodegos hybridas. Tokio dar nesu matęs. Turiu jums blogų naujienų, vaikinai. Antras svetainė neveikia. Peržiūrėjome kiekvieną puslapį ir neradome nė vienos brakiško vandens akmeninės žuvies. Tačiau kaip ir pirmoje svetainėje, turime pirkinių krepšelį, kuris pilnas kitų beprotiškų žuvų. Ir mes jį tuoj pat nusipirksime. Ir dabar mums liko tik viena svetainė. Ir jei ten nerasime akmeninės žuvies, turėsiu tik vieną kitą pasirinkimą. Trečioji svetainė šiek tiek nuvylė. Nemačiau jokių kitų beprotiškų žuvų ir tie neturėjo pusiau sūriame vandenyje gyvenančios akmeninės žuvies. Taigi iš šios svetainės pirksiu tik kelias žuvis, o po kelių dienų visas žuvis iš 3 svetainių turėtų būti čia. Ir kai išpakuosime visas tas žuvis, turiu dar vieną idėją, kaip gauti akmeninę žuvį. Ir jei tai nesuveiks, nežinau, kas dar galėtų padėti. Tad pasimatysime po kelių dienų. Ir po 2 dienų pagaliau atvyko pirmoji žuvų dėžė. O dieve, kokia ji sunki. Gerai, tai tikrai sunku, ten daug žuvų, oho. Taip pat ką tik supratau, kad nežinau, iš kokios parduotuvės ji atkeliavo. Taigi, tai gali būti iš pirmos parduotuvės, gali būti iš antros, gali būti iš trečios, bet tuoj sužinosime. Ir čia šalia manęs turime mažą akvariumą ir visas žuvis iš dėžės išpilsime čia. Taip jūs galėsite jas gerai apžiūrėti. Štai ir pradedame. Esu labai susijaudinęs. Jau kurį laiką neužsisakinėjame žuvų internetu. Gerai. Na štai, 3, 2, 1. Didysis atskleidimas. O, čia daug žuvų. O dieve, čia yra 1, 2, 3, 4, 5. Manau, čia yra 5 arba 6 maišeliai su žuvimis. Pradėsime nuo viršaus. O, prisimenu, kaip gavau šitą vaikiną. Matai jį? Tai mažas kūdikis. Fachaka puslėžuvė. O, dieve. Mes turime fachaka puslėžuvių, bet ne tokių mažų. Jis buvo per daug mielas, kad nepirkčiau. Pažiūrėk, koks mažas ta fachaka puslėžuvė. Niekada nemačiau tokio mažo. Tai taip šaunu. Gerai, įdedam jį į akvariumą ir štai mažylį, pažiūrėkite jį, kaip jis plaukia. O, tai nuostabu jūs, vaikinai. Maža gėlavandenė puslėžuvė. Tai pradžia, pažiūrėkim, ką dar turim ten viduje. Kas tai? O, prisimenu, pažiūrėkite tai. Tai kažkokia šamų rūšis. Nežinau jo pavadinimo. Pamiršau, atvirai sakant, bet nemanau, kad kada nors anksčiau tai mačiau, todėl tikrai turėjau tai įsigyti. Jei žinote, kas tai yra, parašykite komentaruose žemiau. Dabar išimkime juos iš maišelio, kad galėtumėte geriau juos apžiūrėti. Bet tai tikrai įdomi žuvis. Pažiūrėkite į jų raštus, pažiūrėkite į tai, jūs visi. Oho, tai tikrai įdomi žuvis. Dėsime jį į akvariumą. 3, 2, 1. Oho, tai labai šaunu. Štai jis plaukia, o jis susitinka su puslėžuve. Puiku, 2 jau įleisti. Manau, šiame dėžėje liko dar 3. Manau, tai buvo pirmoji svetainė, jei neklystu. Antroji, manau, tikrai geriausia, todėl labai laukiu jos. Kas čia tokie? Pamiršau, kad turiu šituos. O dieve, dar viena žuvis, kurios niekada nemačiau. Matai ją? Pabandyk gerai įsižiūrėti į šitas. Nežinau, ar jūs žinot, kas tai yra, aš net nežinau, kad jos egzistuoja, bet palaukit, kol pamatysit, kaip šie atrodo. Gerai, pradedam. Pažiūrėkit.
Žiūrėkite, dabar vieną iš jų laikau rankoje. Ar pastebite ką nors keisto su šia žuvimi? Helena, ar pastebi ką nors? Šiek tiek keista? Jis truputį jūrinis. Ne tame esmė. Nežinai? O dieve, ar jis turi akis? Ne, jis neturi akių ir jie neturi turėti akių. Jie vadinami aklomis urvinėmis žuvimis, taigi spėju, jos gyvena urvuose ir laikui bėgant prisitaikė neturėti akių, nes joms jų nereikia. Tai tiesiog beprotiška jūs vaikinai. Turiu omenyje, gamta yra beprotiška. Ir faktas, kad tokios būtybės egzistuoja, yra tiesiog neįtikėtinas. Ir mes gavome 3 tokias žuvis. Ir taip, aš jų niekada anksčiau nemačiau, bet jos tiesiog neturi akių. Štai pirmoji keliauja į akvariumą, pažiūrėkite, štai antroji ir štai trečioji. Jos gana didelės. Imkime šitą vaikiną. O taip, dar viena gera žuvis. Esu tokių turėjęs anksčiau, dar turiu kelias, bet manau jos vadinamos delfininėmis šamais arba vienaragių šamais. Jos tikrai šaunios. Pažiūrėkite į to šamo spalvas, pažiūrėkite į raštą, labai šauni žuvis. Mes įdėsime ją į akvariumą. Štai jis plaukia. Puiku, o paskutinė vaikinai yra didžiausia. Didžiausia pasiliekame pabaigai. Čia apačioje dabar yra milžiniškas bišeris. Paskutinėme vaizdo įraše buvo išleistas paslaptingas tvenkinys. Čia turėjome kelis bišerius, tačiau įdomiausia tai, kad šis yra visiškai kitos rūšies nei visi kiti, kuriuos turime. Niekada neturėjau tokio, manau, jie vadinami inličerių bišeriais. Pažiūrėkite į jį ten, tai tikras dinozauras. Žiūrėkite, štai, wow, pažiūrėkite į tą padarą, tai nerealu, jūs tik pažiūrėkite. Taigi, ką dabar darysime? Išimsime visus šiuos gyvūnus iš čia ir surasime jiems namus. Turime daug tvenkinių, daug akvariumų ir surasime geriausią vietą kiekvienam iš jų. Įkelsime juos ten, o tada lauksime antrojo užsakymo. Pridėjome bičerį į šį akvariumą. Vienaragis šamas pateko į šį akvariumą, o tada likusius žuvis, įskaitant paslaptingą į šamą, akląją urvinę žuvelę ir mažą į pahaką pūstuvą, įdėjome į jų pačių akvariumus. O dabar einame laukti, kol atvyks antrasis siuntinys. Visi 3 turėtų atkeliauti šiandien, tad pasimatysime vėliau. O dieve, o varge. Galvojau, kad pirmasis buvo sunkus, bet šis daug sunkesnis. Gerai, tai tikrai yra antrasis užsakymas. Gerai, štai ir antra dėžė vaikinai. Labai dėl jos džiaugiuosi. O taip, pradėsime nuo šio vaikino, nes jis yra mažiausias, bet vis tiek labai šaunus. Nežinau, ar jūs kada nors matėte šią žuvį, bet čia yra Joe šamo jauniklis. Jie kilę iš Amazonės, užauga milžiniški ir yra žinomi dėl savo itin agresyvaus elgesio. Todėl šiame akvariume negalime laikyti jokių kitų žuvų, kitaip jis jas suės. Oho, jis toks mažas. Pažiūrėkite, koks jis šaunus. Kai jie yra maži, turi labai įdomias dėmes, labai gražius raštus, bet kai užauga, tampa tiesiog tamsiai žali. Štai jis keliauja į akvariumą. O, tai taip šaunu. Mažas džiau šamas, viena rečiausių šamų rūšių, kurią galima nusipirkti. O dieve, pažiūrėk dabar į juos. Mes jau esame juos pagavę anksčiau ir sužinojau, kad tai apogon šamai, kurie iš tikrųjų užauga net iki maždaug 1,2 metro ilgio. Manau ir kaip matote, jie tiesiog žėri įvairiomis spalvomis. Jie yra labai šaunus ir labai reti šamai. Tokius irgi retai pamatysi. Pažiūrėkite į tai, pažiūrėkite į spalvas. Matosi mėlyni ir violetiniai atspalviai. Štai, jis plaukia ir kaip sakiau, mes turime 2 tokius, tad štai antrasis keliauja į akvariumą. Tai nuostabu, kol kas 3 žuvys. Judėkime toliau ir nuo čia viskas tik dar labiau pašėlės. O, prisimenu šitą. O, atrodo, kad maišelis šiek tiek leidžia vandenį. Ačiū Dievui, jis vis dar gyvas, bet štai čia yra mažas albinosinis azijinis raudonaudegis šamas. Iš tikrųjų turime didesnį tvenkinyje už manęs, bet jie man tai patinka. Tai viena mano mėgstamiausių žuvų. Kai pamačiau šį vaikiną, žinojau, kad turiu jį pasiimti. Jis toks mielas. Pažiūrėk, koks šaunus. Jis toks geltonas, tarsi grynas auksas. Štai, keliauji į akvariumą. Puiku, gerai, dabar paimkime šį vaikiną. Tai dar vienas bičeris, tačiau kaip matote, tai albinosas bičeris, šiek tiek retesnis. Ir jis iš tikrųjų gana didelis, na pažiūrėkite, tai tikrai didelis bičeris. Gerai, į akvariumą jis keliauja. Gerai, dabar šios 2 kitos žuvys yra tikrai šaunios. Dabar paimsime šį vaikiną. Tai iš tikrųjų yra ciklidas, bet tai labai gražus ciklidas ir aš niekada tokio neturėjau. O dieve, o mano dieve, po galais. Ar matai tai? Tai gražiausia žuvis, kokią esu matęs. Jūs vaikeliai? Štai čia yra geofagas, manau, jis vadinamas savenio geofagu ir tai vienas iš prabangesnių geofagų. Ir jūs galite suprasti kodėl. Na, pažiūrėkite į tas spalvas. O juk jis dar patiria stresą. Jis buvo dėžėje, o vis tiek atrodo toks gražus. Pažiūrėkite į tai. Tai iš tikrųjų yra gražiausia žuvis, kokią esu matęs. Nuostabu. Štai jis dabar plaukia. Mano nuomonė, geriausia pasilikome pabaigai. Parašykite komentaruose, kuris jums labiausiai patiko, bet šis kitas tikrai yra mano mėgstamiausias. Štai čia esu tikras, daugelis iš jūsų jau žinote. Tai yra gunčio šamas. Gerai, aš dievinu gunčio šamus, turiu milžinišką albinosą,
Turiu jų nemažai ir jie garsėja tuo, kad užauga labai dideli ir tampa tokie agresyvūs, jog Indijoje yra žinomi kaip žmonės ėdantys. Gerai, šie žuvis tiesioginė prasme yra žmogėdros. Pamačiau šį vaikiną svetainėje ir žinojau, kad turiu jį įsigyti. Negaliu praleisti progos gauti dar vieną gunčio šamą, o šis iš tikrųjų gana didelis. Įdedam jį į akvariumą, štai, jis plaukia, jis tikrai gyvybingas. Pažiūrėkit, vaikinai, gavome tiek daug žuvų iš to užsakymo, tiek daug gražių žuvų, tiek daug retų žuvų ir taip, tai buvo beprotiška. Pažiūrėkite jas visas. Dabar darysime tą patį kaip ir su pirmuoju užsakymu. Perkelsime jas į naujus namus. Ir tada liks tik vienas užsakymas. Bet nemanykite, kad pamiršau apie akmenžuvę, vaikinai. Mes vis dar jos ieškome. Taip ir sakiau, turiu dar vieną idėją. Galbūt ji pasiteisins, o gal ir ne. Jums teks palaukti ir pamatyti. Gerai, pažiūrėkite, vaikinai. Mes į šį akvariumą įleisime geofagą. Pažiūrėk, koks jis gražus. Ir taip pat įleisime čia gunč šamą. Mes jau turime nemažai, tad jis turės čia draugų. Einam ten, tu eini bičiuli. O, jis pasiruošęs eiti. Ir sudėjus likusias žuvis, pagaliau atvyko paskutinis siuntinys. Kaip jau sakiau, šiame gavome mažiausiai žuvų, tačiau tos, kurias gavome, yra tikrai šaunios. Tik pažiūrėkit, hebra. Dabar matau vieną ten apačioje, jis gyvas. Kur kitas? Žinau, kad gavau 2. O, štai jis. O, dieve, pažiūrėk. O, aš taip džiaugiuosi dėl to. Jūs, viskas gerai, mes turime 2 žuvis iš viso. Štai čia yra auksinis milžiniškas guramis. Šie vaikinai tikrai šaunus ir jie užauga labai dideli, o jis jau dabar yra gero dydžio. Jis yra maždaug mano delno dydžio, todėl mes tuoj pat įdėsime jį į akvariumą. Pažiūrėkite į tą gražią žuvį. Ir dabar turime dar vieną čia, tačiau šis tikrai geras. Žinote, aš dievinu raudonodegius šamukus. Na, šis čia vadinamas fantominiu raudonodegiu šamu. Mes jau turime platininį, o dabar turime ir fantominį. Skirtumas tas, kad šie vaikinai yra šiek tiek rausvesni. Matote, jis turi šiek tiek rausvumo, yra šiek tiek permatomas. Latininiai yra tiesiog visiškai balti. O dieve, pažiūrėk, koks nuostabus tas žuvis. Oho, dabar mes juos perkelsime į jų naujus namus. Mes tikrai įdėsime tą fantomą kartu su platiniu ir tuo milžinišku garamiu. Aš turiu jam puikią vietą, milžiniškam garamiai. Dabar įleisime į karantino tvenkinį, štai jis plaukia, o fantomą įdėsime į šį akvariumą, štai jis. Jei pažiūrėsite į kairę, platininė ofraudono udegės šamė slepiasi būtent ten, tad dabar turime ir fantomą. Tai buvo nuostabu. O dabar, vaikinai, atėjo laikas mano paskutiniam bandymui pagauti akmenžuvę. Bandėme žuvų parduotuves, bandėme internete, bet dabar, vaikinai, teks griebtis tamsiojo interneto. Dabar, kai tyrinėjau akmenžuvę, internete radau keistą įrašą. Ir iš esmės tai buvo krūva žmonių kalbančių apie akmenžuves. Ir kažkas atsakė į tai, kad turi akmenžuvę ir dabar nori ją parduoti. Tai nėra svetainė, tai nėra tikra žuvų parduotuvė. Tai tiesiog kažkoks vyrukas, kuris nori parduoti akmenžuvę, jis sakė. Jis pasiruošęs priimti $700 ir išsiųs ją bet kur pasaulyje. Priežastis, kodėl šitą palikau pabaigai, yra ta, kad nenorėjau to daryti, nes tai įtatartina. Turiu omenyje, mane lengvai galėtų apgauti, bet aš vis tiek tai padarysiu. Bet kas man suteikė šiek tiek vilties, tai kad jis savo įraše iš tikrųjų nufotografavo savo akmenžuvę. Todėl žinau, kad jis ją turi. Tiesiog klausimas, ar jis iš tikrųjų man ją atsiųs ar ne. Bet aš su juo susisiekiau ir paklausiau, ar galėčiau ją nusipirkti, jei ji vis dar parduodama. Ir jis pasakė, kad ji vis dar yra. Taigi aš ruošiuosi jam nusiųsti $700 už akmenžuvę. Ar turėčiau tai daryti? Bijau, nervinuosi. 3, 2, 1. Padariau tai. Tiesiog nusiunčiau atsitiktiniam žmogui $700. Nežinau, kas dabar yra šis vaizdo įrašas. Tai gana beprotiška ir kitą kartą, kai mane pamatysite, tikėkime, kad turėsime naujienų apie mūsų akmenžuvę, ar ją gausime ar ne, tad pasimatysime tada. Perdavė šiam žmogui $700 už akmenžuvę, laukėme daugiau nei savaitę ir pusę, bet iš jo nieko neišgirdome. Buvau tikras, kad mane apgavo ir atvirai sakant, jau buvau nuleidęs rankas dėl šio vaizdo įrašo ir maniau, kad niekada negausiu akmenžuvės. Tai buvo iki šiandienos, kai gavau pranešimą iš savo durų kameros. Kai nuėjau pažiūrėti, pastebėjau labai šiurpią dėžę, stovinčią prie mano durų. Dabar nėra jokio būdo sužinoti, ar tai tikrai akmenžuvė, kol neatidarysime dėžės. Bet dėl saugumo aš užsidėsiu šitą. Dabar turime būti ypač atsargus. Nežinau, ką tu galvoji, gal manai, kad juokauju, tu juokiesi. Apsirengę apsaugos priemonės, išėjome į lauką apžiūrėti siuntinio. Gerai, nubraukiu savo adresą, kad ne vienas iš jūsų manęs nesurastumėt. Tiek jau praėjo beveik 2 savaitės ar kažkas panašaus nuo tada, kai tam žmogui išsiuntėme pinigus. Gavau pranešimą iš kameros, pažiūrėjau ir pamačiau, kad čia kažkas stovi. Nežinau, ar galite suprasti, bet tai nėra įprasta dėžė. Ką tai reiškia, kas čia? Kas tai? Čia kažkokia pavojaus juosta? Nežinau, ką su tuo daryti. Net nenoriu to atidaryti. Bijau. Iš tikrųjų dabar bijau. Čia gali būti bet kas. Gerai, o jei tai akmenžuvė, tai dar baisiau. Taigi atidarykime šitą daiktą.
Girdite, tai tiesa? Jokio vandens. Atrodo, kad nieko ypatingo. Ne, palauk, ką tik supratau, kad čia kažkas yra. Jis tikriausiai galvoja, gerai, nežinau ką daryti. Vaikilai, mes čia viskam pasiruošėme. Man šiek tiek baisu, netgi dar baisiau. Todėl ir užsidėjau šias pirštinės. Dabar tikrai labai nervinuosi. O kas jeigu jis čia įdėjo, pavyzdžiui, auksinę žuvelę, žinot? Gerai, o dieve, kas tai yra? Ar tai raštelis? Ar tai raštelis? Tu juokauji. Man baisu. O kas jei tam parašyta, pavyzdžiui, o, tu eini melstis? O, man tai atvirkščiai. Ką čia parašyta? Kas ten apačioje? O, dieve, čia yra kaip skardinė, žiūrėk, čia kibiras. Arba čia kaip skardinis indas, matai? Labai mirtina. Na, pirmyn. Helena, čia juokas. Labai mirtina. Neliesk šios žuvies. Jei Stonas, skambink 112, ar juokauji? Norėčiau juos nusiimti. Ne, man reikia juos kontroliuoti. Gerai, pirmiausia pažiūrėkime, kas tai yra. Nenoriu to daryti. Dabar esu labai išsigandęs. Manau, turėtum vėl užsidėti pirštinės? Helen, tu padaryk tai. Aš padarysiu tai. O, tai sunku. Tai, o dieve. Gerai. O, tu ją pataikiai. Girdėjai tai? Čia vanduo, nori vandens. O dievėje, yra vandens. Vaikinai. Gerai, tai geras ženklas, pasiruošęs, aš atidarysiu. O dieve. O, čia yra maišelis. Mačiau maišelį. Tai iš tikrųjų beprotiška. Net neįsivaizduoji, kiek laiko užtruko sukurti šį vaizdo įrašą. Mes bandėme sukurti šį vaizdo įrašą jau kokias 2 ar 3 savaitės. Gerai, ir štai jis. Jei tai nėra akmenžuvė, tai mes jos niekada negausime. Tai tiesiog neįmanoma. Pasiruošęs 3, 2, 1. Taip, yra maišelis, jame yra vandens. Ar matai ką nors? Ne, aš nieko nematau. Palauk. O, viskas, baigiau. Manai, kad tai juokas. Tai iš tikrųjų mane išgąsdino. Kaip tik sakiau, ar matau ką nors? Man atrodo, kad labai bijau šiuo metu. Turėtum vėl užsidėti pirštinės. Taip, nes jei tai akmuo, jis lengvai galėtų mane pradurti per šitą mažą plastikinį maišelį. O dieve, Helena, kas tai yra? Tai juda. O dieve, tai yra... Manau, tai akmenžuvė. Manau, turiu ją išimti. Helen. O dieve, Helen, tai akmenžuvė. O dieve, manau taip, tai ji. Tai tas pats, ką matėme nuotraukoje. O dieve, o dieve. Aš pagavau prakeiktą akmenžuvę. Taip, žmonės, čia dabar didžiulis reikalas. Aš rimtai manau, kad mes esame pirmieji žmonės, kurie kada nors sukūrė vaizdo įrašą su akmenžuvė kaip augintiniu. Pažiūrėkite į tą padarą, štai jis. Aš dabar esu šokiruotas. Gerai, atidaro maišelį, atsargiai, atsitraukite. Tai baisu, nes jis gali pradėti muistytis, gali blaškytis ir tada tiesiog įdurti mums spygliais, žinote. Manau, kad tiesiog turėtume jį išpilti čia. Pirmiausia, jis atrodo keistai. Taip, o dieve, po velnių, tai beprotiška. Pažiūrėk į jo akis ant galvos viršaus. Oho, pažiūrėk į pelekus, pažiūrėk, jis iš tikrųjų toks gražus. Tu matai spyglius būtent ten, būtent juose yra nuodai. Taigi mes norime nuo to laikytis atokiau. Noriu jį paimti? Ne, man atrodo, kad turėčiau. Ar tu kvailas? Noriu, jis atrodo draugiškas. O dieve, tu mirsi. Aš su pirštinėmis, Hele, aš jį pagavau. O dieve. Aš dabar laikau akmenžuvę. Aš laikau prakeiktą akmenžuvę. Kas čia vyksta? Šios akmenžuvės gali išgyventi iki 24 valandų be vandens, nes jos laiko vandenį savo žiaunose. Štai jums įdomus faktas. O dieve, vaikinai, nedarykite to. O dieve, niekada nebandykite to namuose. Tarsi jūs kada nors turėtumėte progą tai išbandyti namuose. Nežinau. Pažiūrėkite į jo akis ant galvos viršaus ir į spyglius palei visą jo nugarą. Štai čia. Juose yra tiek nuodų, kad jei jis mane įgeltų, tikriausiai per valandą būčiau miręs. Ir tu jį laikai. Negaliu patikėti, kad dabar turiu jį kaip augintinį. Manau, kad galime jį įdėti į akvariumą. Vaikinai, tai beprotiška. Prašau, palaikinkite šį vaizdo įrašą. Tai buvo beprotiška ir aš nemaniau, kad taip nutiks. Ir štai mes čia turime pas save akmenžuvę, vaikinai. Tad čia yra akvariumas, į kurį įdėsime akmenžuvę. Manau, netrukus jį pertvarkysime, kad atrodytų tikrai gražiai. Šiuo metu čia turime tik mažąją varlinę žuvį ir ji taip pat gyvena surokame vandenyje, tad tai tiesiog tobula. Gerai, manau, nenoriu rizikuoti, tiesiog supilsiu šį vandenį ten, nes nebenoriu jo vėl gaudyti. Gerai, bičiuli, pirmyn, o dieve, 3, 2, 1. O dieve, jis atrodo taip gerai ten. Ką jis daro? Jis lyg bando užsikasti? O dieve, būtent tai jis ir daro. Jis bando užsikasti smėlyje, kad jau maskuotųsi. Per 2 sekundės. Pažiūrėkite tai. Jis užkasė savo pelekus po smėliu ir matai, kad jo spygliai jau paruošti. Tai reiškia, kad jis jaučiasi tarsi grėsmėje, manau. Ir jei tu, tarkim, užliptum ant jo, jis tave nužudytų. Tai beprotiška.
Negaliu patikėti, kad mes iš tikrųjų tai padarėme, vaikinai. Manau, ką dabar darysime, paliksime jį ramybėje likusiai dienos daliai, o tada persikelsime į tai, kas bus po 2 dienų. Ir aš jums pateiksiu atnaujinimą apie akmenžuvę, taip pat bandysime ją pamaitinti. Akmenžuvės yra žinomos kaip tykantys plėšrūnai ir stebėti, kaip jį ėda, būtų tikrai įdomu. Taigi pasimatysime po 2 dienų. Dabar, kai akmenžuvė apsiprato, norėjau kai ką išbandyti. Akmenžuvės garsėja savo maskavimosi gebėjimu ir lengvai susilieja su aplinka. Taigi, jei įdėčiau pašarinių žuvelių, ar jos apskritai suprastų, kad ten yra žuvis, kuri jų aktyviai medžioja? Ir štai jos juda, pažiūrėkime. Tai buvo greita. Akmeninė žuvis nustojo judėti ir įsitaisė tarp akmenų. Ir mane nustebino, kad žuvytės plaukiojo visai šalia jos. Jos tiesiog neturėjo jokio supratimo, kad tai buvo žuvis. Bet kadangi akmeninė žuvis nėra labai greita plaukikė, ji laukia tobulo momento, smūgiui ir bum! Po 30 sekundžių jis pagavo pirmąją. Net mane tai išgąsdino. Už kameros galėjote matyti, kaip krūptelėjau. Tai buvo taip greita, kad jei būtumėt sumirksėję, būtumėt to nepastebėję. Mažiau nei per minutę. Jam pavyko pagauti likusius. Ir tai mane nustebino, nes jie ką tik matė, kaip jų draugai buvo suvalgyti. Tačiau akmeninės žuvies maskuotė buvo tokia gera, kad jie vis dar neturėjo supratimo, kur jis yra. Bet kadangi čia taip pat turime varlinę žuvį, dar vieną pasalūnų plėšrūną, nusprendžiau įmesti dar kelias žuvis, kad galbūt ir jis galėtų jų pagauti. Tačiau stebėtinai, akmeninė žuvis jį aplenkė. Jis sugebėjo pagauti dar 3 žuvis per mažiau nei minutę. Iš viso, suvalgė 6 žuvis nė nemirktelės. Ir tai įrodo, kad akmeninė žuvis yra tikra dangaus meistrė, ypač žiūrint iš viršaus. Aš tiesiog net nepastebėjau, kad akmeninė žuvis ten apskritai buvo. Ir jei sutikčiau ją gamtoje, tikrai jos nepastebėčiau. Ir jei netyčia ant jos užlipčiau, tai galėtų būti mirtina. Na, vaikinai, manau, drąsiai galima sakyti, kad tai buvo pats beprotiškiausias žuvų pirkimo vaizdo įrašas, kokį esame kada nors darę. Parašykite komentarą žemiau. Ką, jūsų manimų turėtume nusipirkti kitą kartą? Ir taip, manau, dabar bandysiu sužinoti, kur galima gauti priešnuodį nuo akmeninės žuvies tiesiog šiaip dėl visako. Bet taip, vaikinai, jei jums patiko šis vaizdo įrašas, prašau, paspauskite patinka. Prenumeruokite žemiau, susitiksime kitame vaizdo įraše. Iki.